O, ne. Rytas, jau ruošiamės. Visi ruošiasi, pavalgė, papusryčiavę. Pavalgė? Labai gerai. Tai žodžiu, šiandien turėsime ilgąjį maršrutą ir važiuosime iki visai kito krašto. 141 km. Tai jo, mūsų maršrutėlis, mes dabar esame čianais, važiuosim šitą raudoną liniją iki čia mūsų galutinis taškas, bet dar pavažiuosim 10 km iki Krioklio ir atgal apsistoti čia. O tada rytoj geltoną liniją šitą visą parvažiuosime vėl į mūsų stovyklą. Nusimato ilga diena, 100 km Lietuvoje būtų taip, o čia šiek tiek užtruks, nes važiuosime kalnais, kalnų papėdėm ir nuostabiausiais vaizdais. Jau 8 val. Pusryčiai buvo, ne 9, tai faktas, kad kėlėmės anksčiau. Jau kaip ir baigiam susiruošti, įsimetėm dar po tašę, kad ten vakare nusipraust, persirengt, būtiniausius daiktus pasiėmėm. Ir tiek ruošiamės ir tuoj kilsim. Šiandien važiuosim ne 4, o 3, nes Alfredas važiuos su Dodge Ramu prisikabinęs traliuką tiesiai į vietą, tai jisai nuveš tuo pačiu mūsų visus daiktus, ką mes pakrovėme jam, ir tuo pačiu bus traliukas, jeigu kažkas netyčia atsitiktų, kad galėtų parvežti transportą. Bet tikėkimės, kad šito dalyko neprireiks ir visi saugiai, tvarkingai ir laimingai nuvažiuosim ten ir tuo pačiu grįšim jau rytoj. Informacija rytoj šiai jums tokia. Sėdam ant savo keturačių žirgų ir judėkime į 4. kelionės dieną. Tai važiuojam per tą pačią kasyklą. Kelias šiek tiek maršrutas dengėsi su vakarykščiu, bet po to užkilsim jau serpentinais į kalną ir ten jau kelias išsiskiria. Tai čia toks gaunas vakarykščių maršrutų šiek tiek pavažiavimas, bet kitaip neišeina. Reikia pakartoti, nes čia gan viskas prie pato, paskui jau keliai skiriasi. Nemo tokie prūdy akmenys. Gerai atrodo. Žiūrėsim, kaip mano šiandien kanistriukas atlaikys, ant prieko prisitvirtinau dirželiu. Gal nenulėks, nes čia jam išbandymų tai bus visą dieną. Kažkodėl nenori man kamerą prisijungti ir mikrofoną nors to ką, nors jau blemą 2 kartus prijungiau ir atsijungiau išjungus. Labai, bus kaip bus, žodžiu. Jeigu atsigaus, jeigu ne, tai filmuosiu tik vaizdus.
pabaigą. Atvažiavom į tolimiausią maršruto tašką. Tai dabar beliks 15 km ir grįšime į miestelį, kuriame ir šiandien apsistosime. O dabar atvažiavom pirmieji ir keliaujam pasižiūrėti krioklį. 300 metriukų iki jo paeit. Kažkoks tais kriokliukas yra, lemtingis ir biški. Remyga irgi jau vos neužmygęs. Tai toks nuovargis yra, vis tiek kai važiuoji kilometrus. Einam, pasižiūrėsim. Vat ir priėjom gamtos stebuklą. Krioklį. Tai atvykom pirmieji į kitą lokaciją, čia kitas miestelis, neatsimenu. Ir atvyko Adomas ir turim problemų. Man atrodo, rėmas lūžo. Tai Adomas varė plentais, realiai visiškai maršrutą skipino ir važiavo asfaltu. Tai pradžioj maršruto gal ten kokią 20 km nuvarius, tikriausiai, kad rėmas lūžo. Tai kažkaip atvažiavo. Traukė atsisuko paskui rėmas. Kas lūžo? Rėmas. Bet asfaltu tvarė višė? Važiuot asfaltu gerai? Ar susitvarrišot kažkaip? Galą jungęs variau. Tai įmanoma čia atsivirti. Taip pusė daugiau. Ir su libetkai patraukim. Tas kur dar, čia va. Taip. Libetkai tai nepasileidžia. Libetkai, matai. Nu. Kur, va, užkabintas. Libetkai. Iš pradžio atsileido traukė. Nu, aš nesu. Termostatai bus batai. Kaito tau, ne? Tam rėmas lūžo, šit skaista. Tu nekaitai, viskas gerai? Ne, pas mane. Nėra iš viso ką daryti. Bet smagu asfaltais važiuoti, ne? Labai. Iš tikrųjų irgi normaliai. Tu pasižiūri, nereikia kitą kelią žiūrėti. Tai ir serpentino visko turbūt buvo. Tai taip ir neblogų dar tokių. Ateini posūkį ant kiam žiūri, kad taip tik. Kad reikia jau ant stabdžio biškį prisistabdyti. Einam iki krautuvės, paieškot kažką nusipirkt, atsigert. Ir tuoj vakarienį už valandos geros. Miestelis numiręs, nieks nevažiuoja, tik vietiniai baruose sėdi. Ir viskas. Kaip tamsu, kad čia nieko neturi. Čia tik aliuks. Ką? Tik alaus. Kitą reikia porą šitų, ne ar kiek? Tai turbūt gal reizdakas. Laukiam vakarienės. Čia atnešė kokių savo darbo. Drabyla. Šulinys. Čia toks išeina. O ten kas? Butelį kopėčius. Geras. Geras. Samagonas? Harčio? Ne, kukuliai. Kukuliai.
Kas čia darysis, tai neaišku. O, vietinė. Čia tai nėra nieko. Tai alaus tik ir mėsos. Gudin tak. Va, bachūrai vietiniai. Va, žiūrėkit, kiek laidų. Tai Mercedesas įmano svarbiausia. Kur pastogė stovi? Pagaliau pasijungė mikrofonas. Tai vakar visą dieną aš čia su juo kovojau, taip ir neprikovojau ir žodžiu man neprisijungė. Tai reikia tikėtis, kad šiandien man jisai veiks ir bus gerai. O mes, kaip matėt, jau ryte užsipylėm visą govadą kūro. Vienas tik pistoletas buvo, tai visi eilute pylėmės. O dabar pajudėjom į paskutinę kelionės dieną. Ir šiandien grįžtame iš šitos nakvynės, neatsimenu kaip vadinasi miestelis, ir važiuojam atgalios į savo pirmąją stovyklą. O čia taip žmonės su arkliukais darbuojasi. Šiandien 142 berods irgi kilometrai laukia mūsų grįžti, tik tais jau šiek tiek kita trasa. Aišku, kartosis ir vakarykštės trasos, nes taip neina išvengti, vis tiek kertasi kelias. Bet šiandien, kaip ir Remigijus minėjo, turėtų būti pats gražiausias maršrutas, pats įdomiausias. Tai žiūrėsim. Aš jau dantyse turiu dulkių ir trinu. Šiandien dulkės, jau vakar dulkėjo, bet šiandien dar labiau dulkės. Tai aš už tai paleidęs į priekį, jeigu lekia, kad man kuo mažiau dulkių būtų, nes taip viską apneša, kad nieko nematyti. Navigaciją turiu, tai savo ir važiuoju. Na tai va, pabandysiu pafilmuoti šiandien, ką pamatysim gražaus. Ir keliaujam į paskutinę šios kelionės kelionę. Gyvūnija vaikšto, ūkiškas kraštas, šita dalis Rumunijos, tai tikrai bus sutikta turbūt ne viena banda, aplamai, kas susijęs su gyvūnais, gyvulininkystė. Nes ir šitas kraštovaizdis kol kas toks važiuojam, tai Lietuvos miškais. Kol aišku nepamatai kažkokio skardžio ar akmenų krūvos ar uolienos, bet va iš šitokio peizažo, tai grinai čia Kazlų Rūdos mišku važiuojam. Gal tik skaldos daugiau ant kelio nei pas mus. Ir viskas, iš ko galėtum skirti. Bet jo, čia šita atkarpa kažkiek tais pasikartos, bet paskui jau kraštovaizdis keisis ir kilsim aukščiau. Bus ir serpentinų, bus ir nusileidimų, bus uolų, bus upių, bus visko. Man jau dulkės akis grauzė, o dar tik pradžia nuvažiuota 20, net nenuvažiuota 15 kilų, 14. Na, bus matyt. Ką, įsišnipšim nosį, bus gerai. Turbūt ką šitoj kelionėj supratau, tai kad turbūt sunkiausias ir toks pavojingiausias, gal ir baisiausias, tai yra nusileidimas. Todėl, kad negali įsilėkti ir
labai lengvai gali švistelti raperas. Tai vat kiek aš turėjau šioje kelionėje tų tokių kliurkų, tai realiai visą laiką leidžiantis. Į kalną pakilt, nu tai aišku, nu jeigu jau statu, tai buvau pakibęs, bet tu pakimbi ir būni, nes tiesiog neužkylio sustoji, o čia tai tu leidžiantis greitėjai ir kai sučiumpa ratą, tai va tada būna kulverstukai, nes tai leidžiantis nelėtėjai, o greitėjai. Pabalansavom. Balansavimas padarytas, nutrūko diskas ir pradėjo leisti orą. Gerai. Nu ką, bandom važiuot, tikėkime suveiks putos dabar bevažiuojant, nes per mažai laiko, biškai komponenčiai klijai gal ne taip greitai stengsantys ir reikia laiko jiems, kad sustengtų. Gal dabar prasimakaluos putos ir užkiš. Stebėsim ratą, žodžiu, ir dabutinėsim, jeigu ką. Leidžiamės, dar lieka 95 km, tai atstumo tikrai nemažai. Everything's good? I got flat tire. Oh, I'll be fine. okay. Kosminis vaizdas nuo išsikišusio akmens. Tik neina jums jo pateikti ir perteikti, kaip aš matau jį gyvai. Nesveikai gražu. Ūkiai matosi šlaituose, piemenys vaikšto, daug tvorų pritverta, o dabar tik buvom viršūniai, tiesiog pistatėjo žmogus, piemenys su lastele. Praėjo pratikrino. Ir taip jie čia gyvena. Ką veikt aš čia neįsivaizduoju. Egzistuoja. Mums šitas vaizdas turbūt gražus, bet jie tai mato kasdien šitą vaizdą ir kažin ar jiem labai tenkina tas vaizdas. Gal atvirkščiai jie norėtų lygumų ir sakytų, kaip lygumose gerai, viskas auga, lygu eit, nereikia kalnus kilti. Tai va tokia ta realybė. Mums gražu čia, jiem gal gražu ten. Mes lieka 40 km, šiek tiek užkandom, pasiremontavom techniką, buvo stabilizatorius man atsileidęs, tai gerai, kad nieko nepametėm, viską radom ant dugno apsaugos. Susikraunam, žodžiu, ir judam, nes mes buvom atsilikę gan nemažai, o visi kiti jau turėtų būti palei finišą. Važiuojam, dar yra 2 valandėlės geros kokios. Oh, no. Okay. А? О, не. Вот tokie vartai pa žmonės. Dar vieni vartai. Arkliuką parsideda, nu tai ką ir uždarom.
pirtinė. Išbandymo technikai, labai gražių orų, nuostabia gamta, didybė kalnų. Nu, net trūksta realiai žodžių viską apipasakot, ką čia teko pamatyti ir regėti. Per vaizdus, žinokit, per video šito dalyko tikrai perteikti neįmanoma. Tai viskas, už 200 metrų mūsų jau namučiai ir kaip ir bus baigta. Dar namo reikės grįžti, aišku. Kiemas jau pustuštis, jau chibros nėra visos. Klaipėdiškiai išvarė. Na tai kiemas tuščias jau kaip ir viskas. Liko mūsų 4 dar mocai neužkrauti ant stralo, bet jau Domas stumia. Kabinam priekabą, kraunam mūsų žaislus. Reik viską susidėlioti daiktadėžę, susikrauti. Ir planas šiandieną, kad pavalgom vakarienę 6 valandą. Einam numigt, nes nes po vakarienės tikrai iškrisim. Vis tiek ryte gan anksti kilom. Šiandien visą dar dieną atvažiavom, pavalgysim, žodžiu, ir eisim mėgot. Vakarienę pavalgom ir eisim kristi į lovas ir nusprendėm taip, kad antrą nakties pajudam Lietuvon. Tai todėl dabar turim dar gerą valandėlę viską susikraut, susidėt daiktus ir važiuosim. Nes jeigu rytoj išmiegojus ryte, grįžtumėm jau šeštadienį vakarą, o daug kas jau nori grįžti šeštadienį ryte, tai gal ir gerai. Vėl reikės pavargt vairuojant, bet pakaitom susivairuos ir grįšim. Tai kaip ir viskas šiam kartui. Tai kelionė buvo superinė. Ačiū Remigijui, ačiū Adomui už suorganizuotą šitą smagią stovyklą, keturračių, vyrišką stovyklą. Tai ir pailsėta, ir stipriai adrenalino gauta, ir nuotykių apturėta, visko būta. Smagu, dedu didelį laiką ant šio tripo. Ir manau, kad šiam kartui tiek. Pravažiuota per visas 6 dienas su tuo nuliniu važiavimu 475 km ir viskas padaryta kalnais. Nuostabi kelionė. Labai patiko. Tai manyčiau šiam kartui tiek. Tikiuosi patiko visa šita mūsų kelionė, visi šitie mūsų įspūdžiai. Tad nepagailėkit laikančio video, pasubscribinkit kanalą, parašykit komentarą. Ir šiam kartui tiek. Atsisveikinu ir iki kito karto. Ate. Kas yra Vetlysnis, mes išvažiavom ir... Apsivertė Eimantas.